kokias jam yra teko treniruoti ir maloniausių. Ne vieną gražų epitetą yra skiręs Lučičiui, būtent Andrėja Trinkieri. Čia pirmoji Bayerno ataka Devinas Bucheris. Norėjausiai Tristanas da Silva, bet čia visgi jo brolis Oskaras da Silva aikštėje. Ir Žalgiris seksis puolime, Bayernas išvykose, gynyboje atrodo tiesiog tragiškai, daug skylių ir daug laisvų metimų turėtų turėti Žalgiris. Lonnie Walkeris nepataiko, Dėdė Dunstonas pasiimti kamuolį ir mesti. Bucheris iš rankų į rankas perdavimas, Silvenas Francisko bando išlysti iš visų įmanomų užtvarų. Devinas Bucheris galintis išplėsti puolimą. Kurią jis buvo sugalvojęs ir turbūt nurodęs daryti savo žaidėjams. Taip, labai nenatūraliai ir atrodė tas Brady Maniako metimas, kurį jis išmetė, čia kirtimas be kamulio. Ir jie po Žalgirio įmestų taškų turėjo tikrai ne vieną situaciją, kur pasižymėjo per 4 sekundės jau kitoje aikštelės pusėje. Lonnie Walkeris. Perdavimas atgal Francisko, šis iš toli. Jis turėtų būti dar arčiau Edvardsą, ten buvo likusios vos 3 sekundės, jis galėjo tik mesti į krepšį. Taip, kalbame visiškai apie tritaškų mašiną. Manikas toliau suka kamuolį, Ulanovas. 3 taškeris pašokdina per lengvai Bryantą Dunstoną situaciją Lučičiui. Kas pirmasis prie kamuolio? Walkeris ir Ulanovas, greita ataka. Walkeris su kontaktu nepataiko jis ir dar kamuolys patogiai atšoka Bayernui. Greita ataka dabar jau jų rankose. Dunstonas. Aš tokį talentą, kokį turi Atėnų Panathinaikos, be tokios gynybos žaisti paskutinės 10 minučių yra labai sunku. Bucheris gauna kamuolį baudos. Smailagičius, čia Francisko. Perdavimas Smailagičiui, čia skrydis virš varžovų lizdo. Taškų nėra. Taškų nėra ir pažangos nėra ir Bayernas jau kitoje aikštelės pusėje, kalbėjau apie tą greitį. Blokas. Francisko jau bandė išprovokuoti pražangą. Tikrino. Būdamas prie kito tritaškio. Taip, eilinį kartą tikrino, ar bus kontaktas ir 3 baudų metimai. Lonnie Walkeris įsibėgėja į kairę pusę. Ten atrodo perdavimą visgi išspaudė Lonnie Walkeris ir jis pavirs. Veržiasi į baudos aikštelę. Antras toks jo bandymas, antras rezultatyvus jo perdavimas. Tai ypač buvo ryšku dvikovoje per pirmąją dalį Atėnuose, kai Lonnie Walkeris tam jau lieka dabar tik 8 sekundės. Leidžiasi iš karto į baudos aikštelę Brady Manikas. Opstas gainiojosi Sirvydį. Francisko, jau reikia galvoti apie metimą. Išmeta nelengvo metimo Francisko. Vieną iš geriausių Bayerno gynėjų, Nika Valerį Baba. Johannesas Voigtmanas aikštėje, kaip Manikas lengvai pagaunamas ant kabliuko. Ir keista, kad Voigtmanas ten nebandė eiti iki galo. Čia Andrėjas. Taip, ypač kai gerai skaito varžovo gynybą. Čia Deividas Rydis ir dar vienas geras Žalgirio metimas iš toli. Žalgiris jau yra išmetęs 7 tritaškius. Nesportinė pražanga. Pirmajame ketvirtyje. Smailagičius visiškai laisvas. Neįtikėtina, kiek klysta Bayernas, bet Žalgiris tuo iki galo nepasinaudoja. Dar vienas tolimas metimas, jau 9 per pirmą kėlinį. Bucheris. Štai tai. Arnas Butkevičius taip pat. Jau įvykių sukūry. Opstas prižiūri Sirvydį. Sirvydis į kairę pusę. Žaidžia su Kauno Žalgirio nesėkmingame sezone pasibaigusime bronzos medaliais, bet CFL čempionate Metas Mičelas. Smailagičius imitavo perdavimą, žaidžia iki... Ir Smailagičius puikus epizodas, pritraukė Žalgirį iki 1 taško. Taip, būtent gynyboje kai kurie Bayerno taikiniai net iš kosmoso gali būti matomi. Edvardsas, tritaškių mašina ir toliau kol kas dar ne iki galo sutepta, bet jį ir toliau veikia. Krintumo dalinantis kamuolį iš Kauno Žalgirio ir greito kamuolio judėjimo, kurio kol kas nėra. Edvardsas. Lukas iš toli. Ojojoj, čia atrodo vienas kitam sutrukdė kovoje dėl kamuolio Smailagičius ir Butkevičius. O Opstas jau puolime meta ir pataiko. Ir vienoje pusėje tu nepataikai gero metimo, kitoje pusėje susijėmės už kelio buvo iš karto po šio epizodo, tai atrodo labai nekaip. Kauno Žalgirio gydytojas Vytautas Kailius. Reabilitacijos. Brazdeikis. Užtvara iš Smailagičiaus. Susikeitimas varžovo gynyboje. Brazdeikis su kontaktu. Nilsas Jefajs po krepšiu ten bando dar kažką padaryti prieš Brazdeikį, bet lietuvis išsilaiko ilgai ir pataiko iš po krepšio. Reikia nusipurtyti Rūdis ir galų gale iššauti puolime. Sirvydis vėl nepataiko. Dar vienas laisvas metimas, o čia Deividas Sirvydis ir Smailagičius. 10 sekundžių. Jis turėtų eiti arčiau krepšio, jis turi Andrėjas Opstą prie savęs. Dabar prieš Gifajų Francisko. Kirtimas be kamulio. Francisko į baudos aikštelę. 2 taškai ir pražanga. Francisko. Mičelas. Mičelas su Smailagičiumi. Smailagičius į baudos aikštelę. Mičelas į kairę pusę. Čia nebuvo pražangos. Spėkime dar kartą.
Kepštelėta per Mičelo rankas. Lučičius. Čia apsigina Žalgiris nuo derinio Carsonui Edwardsui, bet Vaileris, bet tas vidutinis metimas visai norėtųsi, kad jis įmestų. Panašu, kad Lonnie Walkeris pasiruošęs grįžti į aikštelę, čia perima kamuolį Vaileris Babas. Barnas tiek taškų yra pelnęs greitajame puolime, vadinasi, po nesėkmingo Žalgirio puolimo kamuolys lieka gyvas aikštėje ir Barnas bėga į greitą puolimą. Čia lyg kažkas iš... Carsonas Edwardsas labai mėgsta žaisti tose perdavimo linijose ir iš karto du lengvai. Treneriai dėl tokių dalykų nori plaukus nusiraukti. Taip, ir Žalgiris atsilieka 13 taškų ir greitajame puolime irgi yra 13-0. Smailagičius prieš savo kartą dažniau, bet Žalgiris tik 1 tašku daugiau po klaidų yra pelnęs nei Bayernas. Edwardsas. Vienas kitas driblingas, perdavimas Da Silvai sutraukti. Norėtųsi žemesnio žaidėjo, bet šiandien tiesiog, kartais to neįmanoma pasiūlyti. Ir dar kamuolys krenta ten, kur buvo arčiau Silva, bet tiesiai varžovų į rankas. Lonnie Walkeris ieškojo pražangos. Andrėja Trinkieri gali užsidirbti techninę pražangą. Čia vėl išsikeitimas, netikra užtvara iš Lučičiaus, Vaileris Babas atšoka. Silva kiek toliau nuo krepšio. Kirtimas be kamuolio, dar viena. Buvo praleista daugiau taškų. Čia reikėtų dirbti reikalų dar. Ir, Ne 16 taškų. Jo. Čia net nėra ką sakyti, tai Francisko žaidžia iki galo. Rungtynių pusės pasiekimų šiame sezone. Francisko, Walkeris, Birutis, Butkevičius ir Ulanovas aikštėje. Birutis debiutuoja šiose rungtynėse trečiame kėlinyje. Ulanovas. Žalgiriečiai ten Birutis turėjo Lučičių prie savęs, todėl reikėjo pagalbos ir Ulanovas greitai susigaudo situacijoje ir pelno taškus. Čia dabar ir Bukerio ir komandos draugų bandymas atsakyti. Tiek Andrėja Trinkieri. Taip, galbūt net ir dideliais statymais. Dabar bando statyti Trinkieri, norėdamas maksimaliai didžiausios naudos. Walkeris, jo reidas su kamuoliu niekur nenuvedė. Dabar Žalgiris pradeda kažką daryti. Laurynas Birutis. Ir kokios emocijos. Raudondvaryje dabar turėtų būti girdimas. Labai kažko panašaus Kauno Žalgiriui reikia. Žalgiriui reikia emocinės bombą. Prasižengė daugiau kartų nei Žalgiris. Edwardsas šukdino Lonnie Walkerį. Neria į baudos aikštę. Šitas Bayernas nėra tokia įspūdinga komanda, kad Žalgiris namuose negalėtų jos apžaisti. Tiesiog reikia energijos pliūpsnio. Galbūt Francisko prieš Bukerį. Iki galo Silva. Francisko. Minus 12 Žalgiriui. Walkeris gauna kamuolį. Prieš jį Lučičius. Walkeris žaidžia iki galo. Pralaimėti. Tas didžiausias pokytis, ar ne? Manau, kad taip. Čia viskas suplanuota. Laiko klausimas. Čia dar vienas išsikeitimas ir Francisko prieš Voitmaną. Vėl nėra perdavimo. Galima bandyti atakuoti varžovų aukštą ūgį. Aišku, ateis ir pagalbos. Čia Francisko iki galo. Atsakymą, kurio reikėjo. Žalgirio arenoje pagaliau žaidžia dvi komandos, o ne tik viena. Dabar Bayernas po minutės pertraukėlės turi problemų išsukti derinį, bet Vaileris Babas dar. Nedažnai atakuoju, bet kai atakuoju, pataikau Babas. 3 tritaškai iš 3. Lonnie Walkeris. Pataiko Lonnie Walkeris. Irgi nebuvo tiek daug klaidų, bet po didžiosios dalies jų Bayernas rasdavo taškus. Dabar reta klaida po didžiosios pertraukos. Vaileris Babas, Carsonas Edwardsas labai aukštai pašoka Walkeris, bet net ir jo Lonnie Walkeris, kuris nėra labai geras šiose situacijose ir jisai suklysta. Lonnie Walkeris, lipimas į medį baigėsi rakštimis nusėtais delnais. Ir Lonnie šlubuodamas grįžta į gynybą po šio metimo, tik dabar jis atsiranda paveikslėlėje, o Edwardsas. Sekundės iki trečio kėlinio pabaigos. Vaileris Babas, Edwardsas tritaškiais maitino savo komandos puolimą. Čia Birutis. Kiek energijos iš Lauryno šiandien trečiajame kėlinyje. Ir čia jo žinutė trenerių štabui, kad ir anksčiau aš galėjau būti ant parketo. Čia vėl neleidžia priimti kamuolio Francisko. Carsonas Edwardsas, Brazdeikis sugauna kamuolį, lieka 6 sekundės. Ulanovas laisvas. 3 taškai ir pražanga. Taip, po tritaškių labai toli atšoka kamuolys. Žalgiris turi susirinkti tuos kamuolius. Čia Carsonas Edwardsas, aukštesnius Ulanovą ir Butkevičių. Edwardsas lengvai juos įveikia savo greičiu. 13 iš komandos 18 taškų renka Edwardsas. Butkevičius.
Visiškai pasikeičia vaizdas aikštėje. Trečiasis ketvirtis su 3 tritaškiais. Nesportinė pražanga. Mes jau matėme tokį epizodą pirmoje mačo pusėje, kuomet Smailagičius irgi tims. Ir dar su kamuoliu Bayernas. Kifajus prieš Sirvydį. Ir daug užtvarų be kamuolio. Šį kartą Andrėjasui Opstui prieš Francisko. Opstas pataiko per rankas. Dalykas, kai pataikai tokius sunkius metimus, pasitikėjimas savo jėgomis niekur nedingsta. Jis tik ir šaudo. Opstas prieš Francisko. Užtvara Opstui. Tu juokauji. Tu žiauriai juokauji. Ir Kauno Žalgiris. Brazdeikis bandė atakuoti Voigtmaną, nepavyko to padaryti, nebuvo pakankamai erdvės sužaisti prieš aukštesnį varžovą. Dunstonas prieš Edvardsą. Dunstonas antruoju bandymu, trečiuoju bandymu. Tai nebuvo nė vieno tolimo metimo per antrą kėlinį. 3 iš 6 trečiajame kėlinyje. Opstas. Andresas Opstas. Na tiesiog. Išbėga iš užtvaros prieš žemesnį Luką Lekavičių ir atrodo, kad jis dabar žaidžia prieš Amerikos rinktinę, o ne prieš Kauno Žalgirį. Taip. Čia turi problemų. Na, viskas yra jo rankose. Ar jis pataikys ar nepataikys. Kifajus. Perdavimas Da Silvai. Da Silva šiandien nefunkcionuoja taip, kaip norėtų, ar įsivaizduotų. Opstas, žingsniukas į šoną. Aš esu be žado, aš esu be žodžių neiti, kol kas žaidžia už Kauno Žalgirį. Na, ten visiškai laisvas buvo Dunstonas po krepšių, Lukas to perdavimo nepamatė, dabar jau Arnas žaidžia 1 prieš 1. Ir iki garoms 6 taškų skirtumų. Čia Valeris Babas dar kartą iš toli vieną žalgiriečių. Bet kokį bandymą spurtuoti, -17 ir na, šiandien jau reikia kažkokio stebuklo. Brazdeikis išbėga iš užtvaros. Brazdeikis, jo metimas per 33 rungtynių minutės. Čia vėl Opstas išbėga iš užtvarų. Šį kartą prie jo Francisko arčiau, dabar jis vėl su kamuoliu. Netikra užtvara iš Voigtmano. Andrėjasas Opstas tiesiog pyksta, jog Opstas yra vaisius ir jis meta ir toliau. 6 tritaškiai iš 7. Francisko. Valeris Babas, Kifajus. Da Silva. Perduoda kamuolį toliau. Opstas. Tu nejuokauk, Ryti. 7 tritaškiai iš 8. Antrą pusę pataikyti tritaškiai. Kevičius. Mirtina tyla Žalgirio arenoje. Žmonės iki šiol nesuvokia, kas nutiko. Francisko pataiko jis. Praėjo mačo pusėje Ryti. Labai panašu į rungtynes su Fenerbahče. Žalgiris sugalvojo žais geriau antroje pusėje. Bayernas sumanė dar geriau žaisti ir dabar jį paįvairino. Bryantas Dunstonas, nei tokie kontrastai statistikoje. Žalgirio arena nepasiduoda ir ragina tą patį darysis rungtynių žaidėjas savo komandoje. 30 naudingumo balų. Francisko su 31 naudingumo balu yra Žalgirio lyderis. Bet čia tada banali frazė labai tinka, kad vienas laukia ne karys. Ir tas karys toliau Opstas prieš Deividą Sirvydį. Oho, jis pasirodo iš mėsos ir kaulų sudarytas, ne robotas. Bet Žalgiris suteikia dar vieną antrąjį šansą. Bayernui koks Lučičiaus skirtimas, kai tu žmogus. Bryantas Dunstonas pataiko 1 iš 2 baudų metimų. O Bayernui niekur nebereikia skubėti. Bet Bayernas karjeros rungtynės Eurolygoje pagal naudingumo balą ir rezultatyvumą. Francisko neriai baudos aikštelę, nepataiko jis. Dunstonas Žalgiris patirs 3 nesėkmę iš eilės Eurolygoje ir sugrįžimas į namus pergalingų žalgiriečiams netapo. Opstas tiesiog per lengvus jau metimus meta, kad toliau pratęstų savo seriją. Jam reikia žmogaus prie pat jo, arba mesti nuo vienos kojos. Dar vienas treniruotis metimas Opstui. Na, iš to pačio taško, bet tai yra antros blogiausios Žalgirio rungtynės, jeigu kalbant apie gynybą šiame sezone. 97 praleisti taškai. Komandai prieki.
dirbti, norėdamas grįžti į pergalę. Pergalių reikia dabar ir šiam vyrukui pagalbos reikia dabar. Ir Žalgiris negali priklausyti tiek nuo vieno žaidėjo. -15. Taip, 82-97 galutinis rungtynių rezultatas. Kauno Žalgiris patiria nesėkmę.